O, sveikuliukai, pupuliukai. Kaip čia gerai matos. Nežinau, su telefonu filmuoju su atbulinė kamera, tai šiandieną sugalvojau užsivesti jūs ir save užkelt ant kalno. Paprasčiausiai labai graži diena ir jau pradėjo matytis saulė, tai dabar važiavau iš parduotuvės ir labai gražiai šviečia kalno viršūnės, saulė, sniegas, sniegotos. Tai čia paprasčiausiai kaiminystėje kalnelis, nedidelis, tai maunos batus, ruošiuos, varau pasivaikščioti, gal užkopsiu. Nėra jis sudėtingas, bet mačiau viršūnėje sniego yra, tai nežinau kaip ten, nes toks tarp akmenų truputį sniegotų teks palaipioti, tai žiūrėsim. Bandom varyt. Pasiruošęs, pasipuošęs. Varom. Tai va, turim tokią dienelę. Ir iš kiemų, vat matosi šit kalnelis, tai va. Bandau gabentis tenai. Nežinau, kaip ten bus per akmenis, per to sniegą, bet neturėtų būti labai sudėtinga. Tai ką? Pasiruošęs, pasipuošęs, judam. Va, tarp kitko, gyvenu va šitoj saloje, Engelioj, kaip čia arčiau reikia prieiti. Va, šitoje salytėje. Ir dabar aš esu vat šioje vietoje, va čia gyvenu prie pat ir varau į šitą Satarsteit kalnelį. Neaukštas, čia šiaip yra daug kalnų, šitas labai fainas, trochar net ilgas ėjimas, bet labai fainas. Tai va, turim gražų paplūdimį, yra ir istorinių vietų, kaip sakom, antro pasaulinio palikimas. Tai va, Engelioj, varom toliau. Va, tai gražiai saulė nušviečia. Kalnus jau visai neseniai nelabai nušviesdavo, nes kalniukai užstodavo. Tai va, varom tenai. Jėga. Nelabai kasėja šiandieną. Žiūrėsim, kaip ten bus. Va, atėjom. Satarsteit kalnelis. Informacinė lenta. Tai ką turim? Pirmyn atgal tik 7 kilometrai, 560 sukilimas. Tai žodžiu, nėra jis super aukštas, visiškai neaukštas kalnelis. Vat, matot, vasarom gražiai su šeimom vara. Tai va. Toks daugiau pasivaikščionimas. Tas tik, kad va, tas sniegas ir ten akmenuotų vietų, tai, nu, žiūrėsim. Draugas sako, nepatariu, nes slidoka, bet aš varau. Nes šiaip mačiau kitom dienom eina žmonės. Tai turbūt normaliai batus lyg ir gerus pasiėmiau. Atesim. Ką? Nežinau, ką jums daugiau rodė, turbūt daugiau vaizdų iš viršūnės. Dabar va galiu pasidalinti gal kokiais planais 26 metam. 26 metam tai planai pagrindiniai yra tobulėt fiziškai, emociškai, protiškai turbūt pabandyti patobulėt. Tai jo, tikslas yra iš tikrųjų labai didelis noras ir tikslas ir jau tapęs tikslu sufinišuoti Ironman triatlone. Dar, sakau, ir vis toksai atodusis ateina. Bet po truputį ruošiuos, šiam momentui bėgioju. Dviratį minu sporto salėje, žinoma. Daugiau bėgioju irgi sporto salėje. Oras, nu, slidoka, taip kažkaip nenoris bėgant dar ir koją įsisukti ir po to dar atsidėti.
Su plaukimu labai sunku. Buvau Lietuvoje, per Kalėdas bandžiau. Tai labai sudėtinga. Žodžiu, reikia labai daug treniruočių, labai daug darbo, kad bent galėčiau tos atstumus įveikti. Apie rezultatą jokį nekalbu. Man finišavimas būtų pats geriausias mano gyvenimo rezultatas ir pasiekimas. Tai nes turėjus 208 kg svorį, nereikia norėti. Tai čia man būtų, wow, kažkas tokio. Bet sakau, šiais metais aš abejoju, ar man pavyks, bet vyksta, kaip sakoma, pasiruošimas. Neforsuoju, tai nenoriu forsuoti, nes galima labai greit sulūžti forsuojant. Tai va. Ir nežinau, kaip pavyks. Žiūrėsim. Aišku, gyvenu Norvegijoje jau ir dirbu Norvegijoje jau daugiau nei 10 metų. Galim sakyti 10 metų. Ir labai didelis noras grįžti į Lietuvą yra. Ir dėlioju planus, žiūrinėju, kaip grįžimui į Lietuvą, ką veikti grįžus. Tai vad gal ir tas YouTube'as toks prasidėjo, kaip vienas iš variantų, bet, na, žinot, su YouTube'ais dabar jų daug ir ne visiems sekasi, ne visiems patinka kontentas. Aš dar nelabai ir moku daryti to kontento. Tai, sakoma, nevertinkit griežtai, aš tik pradedu. Tai grįžti, vat, vienas planas, bet čia vėlgi gal ne 26 metam. Jeigu pavyktų, tai būtų super, bet manau, kad nepavyks. Šiais metais, tai jau kada baigsiu visus reikalus Norvegijoje, saulė šviečia. O, faina, geras jausmas. Tai va, jau kada baigsiu visus darbus Norvegijoje, viską užsidarysiu čia. Tai labai didelis noras paprasčiausiai į Lietuvą grįžti neeiliniu būdu, o sėsti ant dviračio ir visus 2000 km pramint. Tai va, tai iš tikrųjų yra planų, bus turbūt iššūkių. Labai noris pradėti po truputį keliauti, kažką čia rodyti jum. Tai turbūt vat, pradžiai kelionės tokios nedidelės, į kalnelį vietinį, gal nuvažiuosim į Baterį Dietl. Tai tarp Lofoteno ir čia tas sąsiauris praplaukimas. Tai buvo apsaugos zona Antram pasauliniam kare. Ten galim parodyti katakombų, tunelių, pabūklų vietų, papasakot kažką. Tai va. Tai va, daugiau pasiruošimas. Norų daug, visko daug, galva pilna, net sunku koncentruotis ir taip toliau. Tai sakiau, gal kada susirašysiu viską ant lapo, kad būtų aiškiau. Bet šiam momentui kryptis aiški. Eiti prieki, tobulėti, judėti. Nes tas 110 kg minusas tiesiog užvedė mane judėti. Ir nu, nesvarbu, kad bus metai ar kažkas. Judėsiu, kol pavyks judėti ir nesustosiu. Kaip sakoma, niekas manęs dabar nesustabdys. Tu. Gali būt, bet tų variantus, kaip sakoma, visada būna force majoras, bet psichologiškai manęs niekas nesustabdys. Nežinau, gerai čia pasakiau, jis reiškia. Nepykit, nemoku biškai kalbėti, gal išmokti per laiką su kamera. Liama, saulė kaip šviečia. Tai va, ką, judam toliau į kalnelį. Tai va, čia toks labai lengvas ėjimėlis. Truputį į įkalnę. Va, ten jau bus ir stačiau ir visaip.
Varom. Memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever... Ahoj. Vandens pertraukėlė. Iškelkime aukščiau jas. Oi. Čia jau atsiranda vėjas, tai gali būti, kad nelabai ką ir girdėsit, nes mikrofoną neturiu. Ir jau norėtus akinukus dėtis, nes saulė duoda, kaip turbūt. Ir nuo sniego, žinot, atsispindi, taip kartais kerta į okulą. Pirmo vandens. Parodysiu. Sveikatėlę, draugai. Esu pusiaukeliai link kalniuko. Šilta, žinokit, iš tikrųjų šiltoka, nors ir žiema, bet saulė tai jėga geras. Tas jausmas, kada sėdi žiemą visas tamsoje ir po to išlenda saulytė. Nu ką, išbandom? Kaip, normaliai? Jėga. O, iškart geriau. Iškart geriau. Second handas valdo. Va, aprodom. Kokį turim grožį jau. Jau iš medžių išlindau.
medžiai va tenai liko. Ir va jau dabar jau turim tokį grožį. Ir varom į šitą grožį. Jo, truputį durnai, nes kadangi pripustyta vietom apsnigta, truputį reikia labai atsargiai rinktis takelį. Čia vienoje vietoje praeita, čia vienoje vietoje praeita ir geriau žiūrėti, kur čia buvo gerai visai, bet kitur, va čia visai grybą pjovė kažkas. Nu, žodžiu, tai va, į tokį statumą varom. Vėjas pučia, nežinau, girdis, nesigirdi, bet bent jau vaizdai gražus. Va, bandau kopti. Nu, ne vasara, čia paprastas kalniukas, bet va čia ta būtent atkarpa. Akmenys viską, tai vietom užpustyta, pripustyta, apsnigta. Turi labai žiūrėti, kur dedi koją, kur eini, tai, nu, toks nedidelis iššūkėlis. Nieko, skalsim. Vaizdai tai. Žiauruminiai. Ką, varom toliau. Jau beveik užlipom. Ten va matos akmenukai viršūnė. Užlipsim, aprodysiu. Vėjas didelis labai. Tai nieko daug turbūt viršūnį nekalbėsiu. Šiaip tik pasakau, nežinau. Tenai vieną atkarpą lipau 4 per akmenis. Nežinau, leistas turbūt subinę. Ant triūrės. Varom toliau. Kas čia beliko, viršūnė, viskas jau. Walked you to the station, couldn't hold you back. Leaving trains in motion pushed me back to black. Waiting on the phone, you left me all alone. Oh, oh no. And I know I should have mentioned how my heart and my contention for the right to be the stronger one, the smarter one. But it wouldn't even matter, 'cause between us things were scattered, and the stitches would have hurt no matter what we did. It doesn't even matter how much you mean to me. The only thing that
And I know I should have mentioned how my heart and my contention for the right to be the stronger one, the smarter one. But it wouldn't even matter, 'cause between us things were scattered, and the stitches would have hurt no matter what we did, what we did. It doesn't even matter how much you mean to me. The only thing that matters is how you make me feel. It doesn't even matter how much you mean to me. The only thing that matters is how you make me feel. It doesn't even matter how much you mean to me. The only thing that matters is how you make me feel. It doesn't even matter how much you mean to me. Bandau leistis. Daug nefilmuosiu telefonu, tai pasakysiu, kai nusileisiu pačioj. Dabar baisu trauk telefoną. Slida žiauriai. Ir va, tokiom va varau. Nu, smagumėlis. Jėga. Nu ką, laukia ir ant subinės pašliaužimus. O. Ne, čia tik ant rūros. Eik sau! O jeigu čia pasileisčiau, tai kaip smagu būtų. Bet ne, gal kitą kartą, draugai. O. Žodžiu, smagumėlis. Lipau 4, leidžias rūridom. Štat vaizdai kokie geri. Jėga! Na ką, draugai, leidžiasi nuo kalno su... Ten gerai pavariau ant rūros. Vaikystę prisiminiau, nerealu. Žodžiu, turbūt, kad tam kartai šiandienai užteks. Tai greičiausiai, kad atsisveikinu. Ir ką, ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu kas žiūrėjot iki galo, labai malonu. Tikrai. Man kaip pradedančiajam žiopliui labai geras daiktas, kad nors vienas pražiūrėtų iki galo. Tai va, ačiū labai. Like. Subscribe. Jeigu nesunku. Žinoma, jeigu patiko. Ateityje stengsiuos kažką profesionaliau ir nežinau, ar pavyks, nepavyks. Dažniausiai viską darau natūraliai, taip kaip yra, taip kaip gyvenu, tai ką darau. Ir taip, jeigu dar kokių klausimų turit, būtinai parašykit komentarą. Pasistengsiu atsakyti, ar šiaip pakomentuokit, jeigu turit ką pasakyti. Tai va, ačiū labai, su jumis buvo Darius. Ir peržinkit save. Iki.